nelabai ir supratau, ar čia. Klausyk, o tas veidrodėlis, jis čia taip labai gudriai pasislėpė, ne? Taip, hoba. Ne, veidrodėlį aš bijau. Tu trasai naudoji veidrodėlį, ar ne? Veidrodėlis Enduro. Gerai atrodo. Nu tai aš sakau, nu tai čia žinai, ar tu čia lūpas pasidažai, ar kaip? Čia techniniai komisijai nori pasidažyti lūpos, tai jiems to reikia. Iš tikrųjų tai turbūt blakstienas pasidėti. Kažkas tokio. Nu imsim jį. Galų gale aš manau, jis irgi pavojingas yra daugiau negu naudingas. Nes realiai aš per jį nieko ir nematau. Nu, bet toks reklamas. Supratau. Nu, tvarkoj. Tai gerai, o iš kitų dalyvių kas nors tave nustebino, nenustebino? Kaip minėjau, tas vienas dalyvis ralio, žodžiu, patarimų. Klausyk, o yra buvę tokių tau bairių, kad tu važiuoji ir taip nei iš šio, nei iš to hoba į smėlį priekinis ratas sulenda ir tu skrendi per vairą? Jo, esu taip ant vairo priekinio rato kokias 5 sekundės išsilaikęs vienoje vietoje ir iškritęs kaip iš obels iš tikrųjų. Per pitką vežiau korespondentą dar. Galinės sėdynės, tai. Supratau, nu tai čia su užuomina, kad neprašyti pavežioti, ne? Nebijote, prašom. Ne, nieko, aš tave pravešiu tada. Teisės tikrai nepirkau, pats laikiau, žinok. Supratau. Pabradėj net pramyniau, ten visus kemsynus irgi. Tai... Nu, tų kemsynų tai aš mažiausiai bijau, o tie smėlynai, tas pjautos neaukštas kopos, tai parisoj parodo. Supratau, ačiū, nuleidai mane ant žemės kultūringai, viskas gerai. Tai va, mano kemsynus visus taip sumenkinai. Ne, kemsynai, šiaip man jie patinka, žinai, per juos sunku važiuoti iš tikrųjų. O tu vandenį vežiesi? Taip. Savo sterbliai ant nugaros. Vanduo yra čia. Kur? Čia. Ai, čia yra bakas kažkur? Taip, čia ir tenais. Tiesiog nenaudojimas vanduo tenai, ne? Taip, privalomas pagal reglamentą, jeigu atsitiktų nelaimiai, būtų ko atsigerti, o nugaros 1,5 litro. Ir dar kai bus sunku, dėsiu dar 0,5 litro papildomai čia ant kaklo apsaugos. Tai kaimiečiai ten irgi šiaip duoda atsigerti. Šiandien mes, pavyzdžiui, važiavam per miestelį. Aš taip, žinai, pro langą, žinai, hebra, 2 kolos, Coca-Colos, nes stovėjom, žinai, prie parduotuvės tokios. Oba pribėgo, žinai, aš jam 10 solių paduodu. Tas pasiėmė, kiti sako, tu durnas, atiduok tam pinigus. O praeitais metais Dakare, tai aš irgi sustojau, Coca-Colos butelys, kai trūktelėjau, o ten kažkoks tai kaktusų gėrimas su kažkom tai darytas. Okay. Atsargiai. Tai iškart geriau trauk pradėjo motociklas. Gerai, tai ačiū tau labai ir sėkmės, netrukdau, eik miegoti, nes tu jau čia ir labai išsivėlinai iš tikrųjų. Nes jau nauja diena, jo. Dar liko 5 valandas, viskas normaliai.